Welcome back. Šiandien esu ne visai kūrybiniai nuotaikoje. Tai biškai taip primityviai pafilmuosiu, leisiu savo. Pasižiūrėjau, daug kas daro paprastai, nieko čia nelaižo tų savo vaizdo įrašų ir renka didesnės peržiūras negu aš. Čia ne kažkoks tai priekaištas. Galvojau galbūt šiltint sieną. Pagrindinė šitą. Bet paskui primečiau, kad nėra čia man ekstra skubos ją šiltinti, aš tiesiog apsišaudau plėvelę ir galiu iš lauko apsišiltinti, ar ne? Nes čia atvira. Anas sienas, šitą, žodžiu, kitas sienas man neis prieiti iš vidaus, o čia aš galėsiu iš vidaus bet kada, tai man svarbiausia apsišaudyti, kad nelytų. Kadangi aš karavano projekte esu labiau kūrėjas negu statytojas, tai leidžiu čia savo elgtis pagal jausmą. Ir šiaip statybose, ar ne, tai reikia viską taip griežtai susidėlioti, susiplanuoti ir panašiai, o čia aš tiesiog kuriu. Aš kaip jaučiu tą dieną, taip ir darau. Anyway, tai žodžiu, aš kuriu čia nais. Ir šiandien nesu labai tokios nuotaikos kažkokios, kad aš čia kažką norėčiau fokus daryti. Taip, magui irgi kartais nebūna nuotaikos. Tai nusprendžiau, kad dabar pasidarysiu grindis, va šitos dalelės. Tai viskas labai paprasta. Esmė kame, čia yra grindų plokštės aukštis. Vienodam aukštė, aišku, suvesiu grindis. Tai va čia bus mano OSB plokštė, čia bus 10, kem 595, toks pat pagalys. Jais va taip, kabinsis ant, tai parodau, kabinsis ant laikikliukų, kuriuos turiu va ant tokių laikikliukų. Tai čia aš dar prisuksiu išilginį pagalį ir tada prie jo, turbūt kas 60, šitus plum susuksiu, ant jų tada skersiniai plum, čia irgi prisisuks, nemato dabar, bet prisisuks taip plum. Ir susidės OSB plokštė. Tai laikikliai, plokštė jau iš Moki veži pas mane atvežti kartu su vata turbūt mėno laiko, bet kaip žinot, daug laiko šitam projektui skirti nesigauna vasarą. Aš jaučiu paleisiu, žinokit, timelapsą ir paskui gal kažką užvoisinsiu. Nes neturiu nuotaikos šiandien daug kalbėti, įsijungiu va į ausį vaškuotą savo AirPodą ir taip šį kartą pasidarbuosim. Gerai. O šiaip jau praeitą kartą netgi, kai kėliau timelapsą su užkalbėjimu, sakėt, kad labai fainai. Tai kas čia žino, gal iš viso padarysim tokiu principu, kad filmuoju timelapsus ir tada užkalbu, tiesiog supasakoju, ką reikia. Gal tai bus detaliau, aiškiau ir vaizdingiau. Kas tai žino? Tai žodžiu, dirbame. Tai kad būtų detaliau, galbūt netgi ant viršaus dar ir užvoisinsiu, tai pirmiausia, kaip matot, atsimušiau su čeklainu, arba atmušėjau, arba tiesiog šniūrų tiesią liniją ir pagal ją prisisukau ilgą pagalį. Prie to pagalio planavau sukti laikiklius, bet paaiškėjo, kad laikikliai yra maždaug 2 cm per aukšti ir į juos įstačius tą, pavadinkim, lagę grindų, metalas kyšo ir būtų reikėję ten kiekvieną tą metalą pjaustyti, kas iš principo yra nesąmonė. Tai vietoj to nusprendžiau, kad tiesiog laikiklių nenaudosiu ir paleidau tą pagalį žemiau, kad lagės galėčiau sukti ne prie jo, o tiesiog dėti ant jo. Tai prie namelio matosi lagės, aš prisukau, akivaizdžiai matosi ir dėjau paskui jas ant pagalio. Tai 1,50 m, kaip ir buvo planuota, lagės ilgis ir jų buvo viso gal 19, turbūt tiek pat kiek stoikių, čia reikėtų paskaičiuoti detaliau. Ir matot, kaip visas pats procesas vyko, tai nieko sudėtingo, stengiasi išlaikyti tarpus, stengiasi prisukti ir paskui dar viską prišaudysiu vinimis, laukiu viniakalės, galiausiai pamatysit, kokią tą viniakalę išsirinkau, nežinau, lygtais nekalbėjau, gal netgi YouTube, tai žodžiu jo, pirksiu savo viniakalę, Instagram'e kalbėjau su sekėjais, balsavimą, berods lygtais netgi dariau. Tai kaip parsivešiu viniakalę, viską palysiu dar po apačią ir sušaudysiu gausiai vinimis. Tiek tam kartai. Neišsikrovė kamerą, dar sakau, greitai dabar paaiškinsiu. Iki tol turbūt sunku buvo žmonėms suprast. Dabar, manau, pakankamai akivaizdu. Visi man rašė, kad labai aukštos sienos. Tai va čia yra grindis. Teoriškai polis turėjo būti, iki čia. Ir tada turėjo prasidėti siena ir čia karkasas. Galima net polį buvo iki čia daryti, ar čia, nesvarbu. Esmė ta, kad aš
daug kartų aiškinau, kad ne viskas yra taip, kaip atrodo. Ir aš netgi bandžiau paaiškinti, kai bus be žmonės toliau nematė to, ką aš noriu paaiškinti. Tai va, čia yra vidaus grindis. Dailylentė užsileis, turbūt iki va čia kažkur. O čia bus ceterio betono dulkių plokštė, kuri atrodys principė tiesiog kaip normalus pamatas. Iš vidaus greičiausiai dėsiu ekstruzinį, kad biškelį nuo šalčio apsaugot grindis. Tai iš vidaus ekstruzinis, iš čia ceterio plokštė, ventiliacinio angų porą. Tai va taip va atrodys ta namelio apačia. Jau dabar matosi maždaug tas vaizdas, ką aš šiandien bandau sukonstruoti. Vėlgi, ne viskas pavyko taip, kaip norėjau. Ne tokius kampukus nusipirkau ir panašiai, bet nesvarbu. Anyway, viskas po truputėlį darosi vis tiek. Galbūt ne 100%, galbūt ne taip greitai, bet darosi. Tai va, kamera to išsikraus, aš tada toliau renkuosi čia tas grindukes ir rytoj galbūt netgi užsidarysiu šitą sieną, nes nesinori, kad gautų lietaus šitą plokštę. O paskui iš apačios visas jau ten šiltinsis namukas. Tikriausiai atvirom poliuretano putom. Dirbam toliau. Vakar susidėjau grindis. Beveik. Reikia duris išimti, kad susidėt paskutinės eilutės. Turiu problemą. Kažkur vanduo patenka ant karavano stogo. Žodžiu, kažkur prabėga. Tai rašiau Rokui, sakė kažkas dėl plėvelės, tai galbūt šiek tiek per mažas nuolydis ir vanduo vis tik patenka į vidų. Tai gerai, kad dar nesudėta vata. Išsiaiškinsiu ir susitvarkysiu. Tai greičiausiai bus taip, kad vanduo tiesiog užleidimas yra 10 cm, kaip turėtų užtekti, bet matomai vis tiek patenka. Nes va čia naklyjo, nakvojau karavane, nes kad nereikėtų tiesiog važinėti. Tai žodžiu, va toks pastebėjimas. Tai kai išsiaiškinsiu kas ir kaip, papasakosiu, kaip išsprendžiau ir parodysiu. Kitas momentas, dabar vakar stovėjau, žiūrėjau į namelį. Šitos stojkės, jos ganėtinai aukštos ir toks jausmas, kad šiek tiek jos nori linkti nuo svorio. Ir kalbėjau apie įstrižaines, pasakojau apie įstrižaines, bet gyveni ir mokaisi. Tai paskui gavau tokių pamokymų, jeigu galima sakyti, kad vis tik įstrižainė galbūt nėra optimaliausias variantas. Geriau yra skersiniai. Tai tarkim mano atveju galbūt reikėtų 2 eilių skersinių tiesiog į tarpus. Tai taip išsilaiko tarpai visi vienodi, nes tu visą laiką pjauni tą patį ir neleidžia kraipytis karavanui. Ir kai visą aplinkui apeini su skersiniais, jisai gaunasi, kad nebeturi kaip ir skersuotis. Tai iš principo įstrižainės nėra būtinos. Daug kas jų pasirodo ir nebededa. Vėlgi, nesu stalius, tai negaliu žinoti visko. Mano informacija turbūt šiek tiek jau pasenus. Nebijau tą pripažinti. Tai kitam kartui turbūt įstrižainių nedėčiau, o dėčiau tiesiog skersinius, nes tai yra paprasčiau, nes įpjovinėti stojkės yra reikalų, skersinį atpjauti ir suk daug lengviau. Ir jo, tai turbūt tas pagrindinis dalykas. Ir sako, kad gal netgi ir tvirčiau nei įstrižainės, o skersiniai, tai galimai, negaliu ginčytis, taip sakė keletas stalių. Žinau, kad tikrai anksčiau įstrižainės visi dėdavo, dabar galbūt jau pasikeitė taktika, pasikeitė metodai. Va. Tai vis tik aš įsidėsiu, jo dabar dar pasidariau grindis, plokštė susidėjo ir dar įsipjoviau irgi intarpėlius. Principė viskas, čia mes turim jau grindų aukštį, čia jau vidaus grindų aukštis. Tai paskui čia kažką, nežinau, dėsim kažkokias grindis, turim kažką. Ir sudėjus į skersinius, įstrižainės skersiniai, maišus labai žodžiai. Tai dabar sudėjus skersinius, išsiviniosiu plėvelę šitai sienai, o paskui, tai va, susidėjus skersinius ir tada plėvelę užsivinioju. Fainai tai, kad vakar pakankamai smarkiai lyjo, čia yra sausa.
Reiškia, stogas išsikišęs pakankamai, kad lietus nepatektų. Aišku, sustiprivėjo pateks, bet kitas momentas. Panašiai pusę metro nuo dabartinio stogo žemyn eis stogelis terasos. Dar 4 metrai į tenais. Tai principė vizija tokia, kad čia va bus virtuvė su valgomuoju ir čia va bus duris, kažkokios stiklinės ir pro jas išeisi tiesiai į terasą. Dar kartą atsakant į klausimą, kam čia tą karavaną konstruoti, geriau iš naujo iškart statyti. Tai tame ir esmė, kad galima po truputėlį. O kažką statėjai, užtvėrėjai, tada esi čia krapštysies, tiesiog. Tai jungiam pagreitinimą, susidedam skersinius. Skersinius iš tikrųjų nieko aš čia labai neskaičiuosiu. Vėlgi reikėtų nepamiršti, kažkur turės būti langai. Savaime suprantama, čia bus duris, tai čia skersinis ar taip dėsis. Čia lango kaip ir nereikia, langas bus ten iš šono. Čia galbūt netgi bus kažkoks tamburas, tipo daiktam susidėti, bet ten tikrai reikės lango. Tai va su skersiniais reikia neprasimest, neįsidėti lango aukštyje. Tai principė, jeigu mes čia turim kokias 2 metrės duris, tai va, čia tarkim turim įstrižainę, tai ją aš ir paliksiu ir tarkim tada turim 1, 2. Tai va, okei, čia po šiam comų, tai 1, 2, 3, 4, tai 2 kemčiai. Tai gerai, va čia va turim vitrininės duris, tai jau tada čia maksimaliai aukštai reikia įsidėti skersinius tik tais. Ir čia būtų fainai tą langą perkelt, tai tada skersinis turi būti arba čia, arba vėlgi dar aukščiau. Ir čia jau langų nebus, bet čia turim įstrižainės. Tai su tais skersiniais nelabai aš čia kažką turbūt ir laimiu. Tai va vienas čia, porą ten. Ale vis tiek, vis šis tas. Jungiu pagreitinimą ir kažką veikiu. Lapsas tai yra jau intarpai, tai susimatavau intarpų ilgius ir tada atsipjovau. Aišku, ne visi jie pas mane yra vienodi, bet kiek įmanoma stengiausi padaryti vienodą tarpą, tai PM9,5. Kiek planavau daryti tarpus vatai, tiek ir intarpus dariau ir jeigu kažkur kažkas tenais netitiko, tai tiesiog sukant jie prisitraukia. Ir vėlgi vienim berods nekaliau, tai reikės tiesiog, kai atvažiuos viniakalė, apstai visą namelį dar prašaudysiu, kai atvažiuos viniakalė. Susidėjus intarpus, pradžio ten irgi man kažkas netiko, atsimenu, susidėjus intarpus ėjau prie saramų, tai pasidariau saramas, vėlgi viskas labai paprasta, paaiškinsiu detaliau. O susidėjus intarpus dar pasidariau ir saramas tiek pagrindinių, tų paradinių durų, tiek ir vitrininių durų, kurios yra mano planuose. Buvau kai ką pamiršęs, ne? Nepadariau angos durim vitrininiam. Tai jo, pagalvojau, kad tokias padarysiu biškelį didesnės, ne kažkas grandioziško, nes viskas kainuoja. Tai čia gavosi 1,76 m, man atrodo. Žodžiu, 3 tarpus padariau. Ir čia dar langas įsidės. Tai toks gal irgi didesnis biškelį. Šviesos užteks, praeit į terasą užteks. Tai va tokie šiandienos darbai. O kaip ką aš čia padariau? Tai ką, buvo stojkės, tiesiog pasižymėjau 2,15, nes nežinau tiksliai varčia kokia bus, ten gal 2,10, gal 2, tai čia jeigu ką dadurt visados pagalį galima, padariau šiek tiek aukščiau, tai tiesiog atsižymėjau 2,15 stojkės šoninės, nupjoviau, tada 10 cm aukščiau, 95 mm nupjoviau tuos, įdėjau skersinius 2 ir viskas, tiek žinių. Tai čia dabar laikys, kad nespausiu, čia dar reikėtų iš tikrųjų įstrižainės sudėti, bet tai čia nedega. Ir pasidariau grindis, prailginimą namelio. Ir viskas. Šiaip nebuvo labai produktyvus savaitgalis, galvoju daug dalykų visokių, dar ir darbų daug, tai dabar yra tik tais 1, bet varau, turiu važiuoti pas klientą, išsimatuoti šulinį, nuvažiuoti nupirkti šulinio praaukštinimus, uždėti naują šulinį, melioracijos šulinį, nuotekų. Tai žodžiu, dar darbų yra, tai negaliu labai ilgai užsibūti. Tai dar valandą turbūt, kol susitvarkysiu.
Ir viskas. Negali sakyti, kad nieko nepadaryta. Šiek tiek padaryta. Dar šią savaitę reikės atvažiuoti su vata biškelį pasižaist. Ir nufilmuoti video, jums parodysiu paskui. Pusę mėnesio jau praėjo. Wow. Kainos. Iš principo tai nieko aš čia... meluoju. Tai USB plokščių buvo sunaudota. Naudojau 22 mm, nežinau ar sakiau. Tai lygiai tokios pačios yra ir dabar ant grindų sudėtos karavano. Tai va, tai sunaudojau 1, 2, 3, 4, 5 plokštės ir truputėlį. Tai va, plokščių kaina čia. Tada sunaudojau 2 dėžutės varžtų. Varžtų kaina čia. Ir medienos. Sunaudojau, negali sakyti, kad nesinaudojau. Susinaudojo karkasėliui čia tam. Tai medienos kaina čia. Ne, čia. Jo, ir viskas. Mediena, varžtai ir laikas. Laikas didžiausia valiuta. Tai tiek tam kartui. Lėtai, oi lėtai čia viskas juda. Bet ką padarysi? Kitaip nesigauna. Tai va. Bet šitą turim va. Vis tiek po truputį. Paskutinis video surinko gana mažai peržiūrų, iš tikrųjų lyginant su kitais, tai jeigu turėsit kažkokių minčių, pastebėjimų, tai būtinai sakykit, nes norisi, kad tas turinys būtų žiūrimas, pasiektų auditorijas ir taip toliau. Ačiū, kad žiūrėjot, paspauskit prenumeruoti, jeigu dar neprenumeruojat ir pakomentuokit ką nors. Iki sekančio.